Pradėsiu pasakojimą iš eilės nuo pradžių. Kaip prasidėjo mano šitas dvasinis kelias. Per savo mamą susipažinau su bioenergetike Regina Milleriene. Tai buvo kažkur tai apie 2000 metus. Mama tada pasakė, kad tai labai įdomi moteris ir sugalvojau pas ją nuvažiuoti. Tuo metu mano laikotarpis buvo labai geras, man viskas sekėsi, aš buvau visiškai sveika, nereikėjo jokios pagalbos, tačiau tas susitikimas tikrai buvo įspūdingas. Man Millerienė pasakė, kad aš turiu vystyti atsineštus gebėjimus bendrauti su nematomais pasauliais. Vėliau iš jos sužinojau, kad pagrindinis mano toks stipriausias talentas tai bendrauti su mirusiųjų pasauliu. Aišku, aš labai tuo metu nusivyliau, nes tie žmonės, kurie pas ją atvažiuodavo mokytis, jie visi tokias turėjo misijas bendravimo su angelais, dievais, o mano su mirusiųjų pasauliu, kurio aš nuo vaikystės labai bijojau. Ir tada aš taip nusivylusi jai pasakiau, kad aš taip bijau. Jinai tada pasakė, tu tiesiog nesi pasiruošusi, kai ateis laikas, tu tai pajausi. Ši mokytoja man davė ne tik pradžią, bet davė labai daug, pažadino, davė pirmuosius žingsnius plėstis mano sąmoniai, mano talentam. Po kiek laiko, kai jau aš išdrįsau gydyti žmonės energetiškai, aš buvau pastebėjusi, kad galiu valyti aplinką, galiu bendrauti su nematomais pasauliais, su mirusiųjų pasauliu. Tiesiog man ateidavo metodas, kaip jiem padėti išeiti. Tom sielom, kurios būdavo užstrigę tarp mūsų. Vėliau po mamos ir tėčio mirties mane aplankė toks keistas jausmas, kad tą, ką aš mačiau, ką aš žinojau, iki tėvų mirties staiga toks atsirado abejonės, kad visa tai neegzistuoja, kad žmogus miręs jisai tiesiog išnyksta, nėra jokios sielos nemirtingos. Ir staiga kilo daug klausimų ir atėjo tokia labai didelė baimė, kad taip staiga viskas beprasmiška. Tuomet aš sužinojau, kad Rygoje vyksta kursai, vadinasi mirtis. Ir tiesiog intuityviai pajaučiau, kad būtent tuose kursuose aš galėsiu sužinoti daugiau, kas yra po tos mirties. Aš visiškai neįsigilinau, kad ten mus mokins palydėti mirusias žmonių sielas į kitus planus, į jiems skirtus planus. Kursuose aš sužinojau, kad pomirtinis pasaulis turi 3 planus. Pirmasis tai yra Žemės matrica, kur žmogaus siela nebeturėdama kūno, tačiau ji išgyvena praktiškai tą patį gyvenimą. Ir sielos negalėdamos išeiti iš šio pasaulio toliau į aukštesnės vibracijas, jos labai kankinasi ir skuba vėl įsikūnyti į kūną. Ir taip siela nepailsi, vis kartoja iš naujo tą pačią karmą, tas pačias pamokas. Ir tai tikrai yra labai sunku. Ir visgi sielos tikslas po šio fizinio gyvenimo žemėje išeiti į aukštas vibracijas, kur siela gali atsigauti, transformuotis, tarsi naujai atgimti. Taigi, jeigu sielai pavyksta praeiti Žemės matricą, neužstrigti, dažniausiai užstringa tos sielos, kurios yra labai prisirišę prie žemiško gyvenimo, materialaus gyvenimo, kurios nėra išvystę dvasinių žinių
ir mano, jog tai yra vienintelis pasaulis, jom labai yra sunku praeiti šią žemės matricą ir labai reikia vedlių, pagalbininkų. Tokiais vedliais tampa ir mirę giminaičiai, šeimos nariai ar tiesiog globėjai, angelai, sargai. Tačiau ta iliuzija yra tokia stipri, kad siela jinai užsižaidžia toje žemės matricoje ir jai sunku išeiti toliau. Sekantis planas yra kristalų pasaulis. Čia yra žymiai aukštesnės vibracijos, bet tai nėra galutinis tikslas. Tai yra pasaulis, iš kurio menininkai imasi idėjų, tai mūzos įkvėpimo pasaulis. Ir labai dažnai sielos ir čia užstringa. Ir galutinis sielos tikslas tai yra šviesos tiltas, tai yra tiltas, pereiti tiltą į šviesos pasaulį, kur pasitinka šviesos būtybės. Jos yra tokių aukštų vibracijų, kad jos nepriartėja prie žemės. Tiesiog mes net laikytumėme tų vibracijų. Ir kai siela pereina, ji gali rinktis daugiau niekada negrįžti į žemę ar tiesiog grįžti tuo tikslu, kad padėti kitoms sielom, kurios užstrigę šitose žemose vibracijose. Aš išmokau būti tuo vedliu, tačiau yra tam tikra etika. Tu negali kalbinti sielos, eiti kartu, negali jos tempti. Tiesiog tu esi tame kelyje tarp tų pasaulių, toks kaip šviesos nuoroda, kur ta siela tave mato ir ji gali eiti kartu. Tu jai kaip ir parodai kelią. Tai yra toks metodas, kada duodama 3 dienos prisijungimam, tam tikras konkretus laikas, tu susijungi, ateini į kontaktą su ta mirusia siela. Po pirmo prisijungimo, jeigu ta siela neina niekur, tu tada sekančią dieną prisijungi tam tikrų laikų. Jeigu nepavyksta jos palydėti, dar 3 kartą prisijungi, 3 dieną. Tačiau tai yra viskas, yra tam tikros nustatytos ribos. Ir jeigu siela neina, tai yra jos pasirinkimas. Taip pat negali lydėti mirusių sielų, kurios yra mirę seniau nei 2 metai. Negali lydėti sielų žmonių, kurie nusižudė, savižudžiai. Yra tam tikrų niuansų. Atlikti šį darbą yra tikrai nelengva. Ir po tų kursų aš jau buvau savo pasakiusi, kad ne, aš neišnaudosiu šio talento. Aš neįsiu šiuo keliu, nes tai yra tikrai sudėtinga. Sudėtinga vien jau tuo, kad tas 3 dienas, kuomet tu lydi tą sielą, tu tampi tuo žmogumi. Tu tarsi prarandi save. Nors ir supranti, kad kažkokie mąstymo šablonai ar įgūdžiai tai yra ne tavo, tačiau yra nelengva 3 dienas išbūti kitų žmogumi ir labai dažnai tokiame suspaustame biolauke. Ir aš buvau pasakiusi, kad aš neįsiu šiuo keliu. Bet paskutiniu metu mane pradeda žadinti aplinka, vis dažniau klausdami apie tai, vis dažniau primindami, kokie aš turiu talentą. Užsakyti gali tik šeimos nariai ar artimi giminaičiai, negali prašyti šiaip tolimi
neturintys giminystės ryšių žmonės. Juo labiau negaliu aš, kad kažkas pasakė, kad vat mirė ir tu padėk. Negaliu aš priimti šitų sprendimų. Kaip su manimi susisiekti, sužinoti daugiau, rasite žemiau visą informaciją. Skambinkite, klauskite.